Sveiki, mėlyjeji. Na, Vinai, tai jums ši savaitė yra tikrai labai smagi, nes jau prasideda naujas etapas ir jūsų svarstyklėm atsigaunate. Taigi vis tiek dar neužmirškime, kad yra tarpušteminis tas periodas ir nieko naujo nepradedam. Nekonfliktuojam, raminam protą ir kūrybiškai dirbam kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro be sustojimo. Kadangi iš tikrųjų jums sustoti šią savaitę bus labai sunku, nes būsite labai aktyvūs. Taigi, bet labai prašau, verskite tuos kalnus, kurie jau yra griaunami. Nepradėkite tikrai naujų darbų, nes reikia baigti viską, ką esate seniau pradėję. Na, taip pat ši savaitė jums yra tokia įdomi, kai galite norėti labai daug trumpų meilės nuotykių. Tai, na, aš manau, kad gal nieko ir baisaus, reiškia, meilės nuotykiai bei įsipareigojimų. Bet jeigu norite rimtus santykius, tai geriau šias ir kitą savaitę dar nepradėti, palaukti lygiai porą savaičių ir tada jau tęsti pažintį jau aktyviais veiksmais. Taigi, brangieji, ši savaitė yra pakankamai jums gera, kūrybinga ir tik šiek tiek nervinga. Taigi, iki kitos savaitės, ate.